Sveikinu su naujais metais. Nu, visą apsitarimą galima šiltai padaryti. Nu, Edvardas sakė, trumpai pašnekės kokias 2 valandas. Pirmas yra Su-15. Su šitokiu numušė sovietai Boeingą, jeigu pamenat tokį Pietų Korėjos. Jo, 80. Atvažiavom. O, Jonas kaip visada turi. Bet žiūrėkite, kad kažkas nupjovėt ir užversiat. Man atrodo, mums tai padarė tokia dovana. Aš irgi manau. Jonai nevark, jisai specialiai nupjautas. Čia barbarų reikia būti tokius medžius nupjausdinėti. Dabar einam mes prie bunkerio. O išlipsim taip pat kaip ir lindom. Yra 12 metrų tunelis. Ar drįsi lysti ar ne? Sukti šon. Oi, čia faina. Va, imk kamerą. Gerai. Prašom, užeikit. O, geras. Jo, fainai. Bet ten reikia paprašyti, kad Matas įleistų Ievą. Jo, tegul Matas leidžia Ievą. Tiek perduodu kamerą. O kur eit? Ten tiesiai. Tai einam. Einam toliau. Čia gera mankštelė gaunasi. Jau matosi galas. Aš žiūrėjau video, žiūrėjau video, kaip Vaidotas gyvenimas. Hello! Va šita ponia pralindo visus 12 metrų. Mama, kur mama? O, Visi gyvėris. kaip pabėgimo tunelį. Kaip dabar kelius skauda. Jo, bet sausą sutikite, ten smėliukas. Visiškai. O Robertas turėjo užstrikti ten kažkur tai, ar ne? Atsargiai, Ievute. Tai aš sakiau, aš nebesulaukiu. O, ir dar yra. O, hello! Kokie jūsų įspūdžiai? Per didelį. Nepakartojant. Vaikai praeina, nu nėra kaip nelys. Ai, va, matai, tu keliais įėjai, aš sakau, kai hauka. Man tai liūdniausia buvo, kad apsisukt negali, jau viskas, turi varyti. Apsisukinėjam ir važiuosim toliau. Tau pasakysiu, kad čia Mitsubišyje šilčiau. Kaip? Tai čia žinok, dabar va pašalė. Taip spausto, aš tikrai neatsimenu. Atvažiavam. Tai jau tikrai. Ką aš jums norėčiau pasakyti, kad čia yra negilu. Ne, čia negilu. Nu. Yra. Pasakymus. Pravažiavęs. 2 valandas pjovė medžius. Ką jūs, Edvardai, manote? Aš manau, kad čia bus iki šnervių maždaug, bet nedaugiau. Tai čia tavo, va Jonui iki parazdų. Aš tai pereisiu, jokių problemų.
pats matai, kad nuėjai. Nu ką, patys drąsiausi pravažiavo, o dabar visi kiti apmąstymuose, ką čia daryti. Nebuvo. Mano abu saklai. Bus paskendęs. Nu, bando Land Roveris numeris 2. 3. Ar 3, jo. Vienas pravažiavo. Į ledą įsirėmęs buvai. Nenori lėti. Ši kliūtis buvo neįveikiama. Negerumas. Panašu, kad užstrigęs priekinis tiltas. Bandysim su gerve traukti. Kad visų ir grįžko. Tau lengviausia būtų realiai atgauti. Jo. Nu ką, važiuojam ieškoti trumpiausio kelio. Čia mums dabar išnereikia. Mums 10. Va čia staptelkim ir pasitarsim. Tai čia mes matomai išsiskirsim. Vienas važiuos ir paliks mašiną, o ekipažas persis ir tęsim kelionę. Tai dabar jau vėl turi problemų, nežinot kokią spalvą išsirinktą, ne? O mes jūsų čia laukiam. Nu, čia kilometras, Jonai. Ir aš to iš paskos važiuoju, jeigu aš išgirsiu kažką, kad labai jau negerai, tai tas Operacija. tu mane parsiveši. Nu va taip visko atsitinka. Iš rožinio, prieš saulę. Kas čia su vyrais? Egidijau, kuris vairuoja? Ai, duokite aš. Ar tik tai ne jam čia tie reikalai ir buvo? Va, neįlys tik tai tu. Tai aš lipu lauk. Nu ką, gerbėmieji, einam biškį pasišnekėsim. Čia ant kalniuko buvo Gelažiaus sodyba. Nu vienu žodžiu, čia pilnas gyvenimas vyko. Ir kai kalbėjau apie tą traktorių senelio pasidarytą, tai vat kaip atrodė tas traktorius. Ir kad aš nieko nemeluoju, Padegoms nereikia oro nuleidinėti. tai visi matot, kad tame traktoriuje aš sėdžiu. Nu, panašus. Pagal ausis sakė, galima pažinti. Kaip jisai gražiai burzgia. Nu kažkaip tai Viliau esi mąstymuose tokiuose. Mąstau, kad kiek laiko čia grįžti. O, tai žinau, kaip lentą išvažiuosi čia 1-2.
va čia ta smiltynė. Mes įlindom į duobes, kur buvo traktorių išmalta ir tu pasikabinai ant pilvo. Nevažiuok. Čia galimai... Čia vėžės ir pasikabinam ant pilvo. Tai vat aš kai važiavau, tai vat kairiau jas aplenkiau, nes jos matėsi. Ką, Jonai, manai, kas čia atsitiko? Čia atsitiko. Čia atsitiko pizdėts. Ne, kodėl? Tai pažiūrėk, aš įkritau, net mažas tūblis, va. Aš mačiau, eina savo. Bet tai mes gale taip neprisisegę su Ieva. Fū, kava, fū. Pažiūrėk, ten koks įgriuva. O tai dar svarbiausia, aš sakau, davai pro kairę važiuojam. Ir žiūri tu. Pripūsk, išvažiuojam. Bet jinai ją stebėti reikia, gal visai nenuleis. Pajungiam dar vieną kompresorių į darbą. Čia tokie, kaip ir sakyt, liūdni reikalai, bet jeigu pažiūrit kairiau ar dešiniau, plieskia saulė, baltas sniegas ir laukai kiek tik tai matosi iki horizonto. Gal kokią žinutę atvežėjai? Gal reikia kompresorius? Oi, mes turim gerą, jau prisipūtė. Važiuosim. Tai aš už tai ir nevažiuoju. Palieka toks gražus automobilis, mūsų kolona, buvo puošmena, bet ką darysi. Jonui tenka išsikraustyt. Su Gabija irgi atsisveikinam. Jėzus Marija, negriuk, vaikiuk. Iki. Pasiliekam geruoju. Tai gal kokie gurkiniai ar kas, mes nežinom. Sodininkai gal. Nu va, dar vieną praradom ekipažą. Jūs namo nevažiuojat? Ne, dar. Ačiū. Blemba, aš jau užlaikau, tavo oras eina. Nulekiam. Kitas mūsų punktas – Riaubonių malūnas. Va ir atvažiavo. Prisiminimų. Kalendorius dar ne per vėlai. Ačiū, Vaidas. Beje, paskutinis. Malūną aš jums parodysiu visas šitas gražybės, ką mes čia turim paslėpę. Ir čia man yra žemiau palankė jau yra. Žiūrėkit, biškį pro šilumą. Galvoju, Vaidas, kur žemė? Ten! O šį trečią škitėlį Miltus nusijoja. Čia tai razdavė viską jau matydavę, o ten su girnom sumalė, tik tais dar sietai išsijojo. Taip, pasileido grūdai. Ištirpindavo tas žibalas.
Jeigu geras, turi išlikti balta. Tai kaip ir viskas, ir šita kelionė turi pabaigą. Atsisveikinam ir keliausime namus. Labai smagu buvo susipažinti, iki pasimatymo. Tai viso gero, su kuo neatsisveikinau. Gerai. Vaidai, mes jūs skirtumėte, ne? Jo. Ką, ačiū. Iki, ačiū. Na tai sėkmės, kad oro užtektų. Edvardai. Iki kito karto. Iki malonu buvo. Tai po mėnesio susitinkam Kupiškyje. Vyksta dar taip iš karto išsiskirt. Dar kažkokių problemėlių yra. Muša ratai. Tarkite ką nors. Nežinau, man atrodo, kad ten bus koks ledo gabalas, kur nors trinasi, žinau. Bet bežostas garsas, ne? Nu, nemalonus, jo, bet... Na ir niekaip ta mūsų kelionė dar nesibaigė.